Galima sakyti, jog šiandieną gyvename neapibrėžtume, kur mus pasiekia didelis srautas informacijos ir kartu rūpestis dėl ateities. Tai gali mumise palaikyti nuolatinį nerimą. Iššūkis yra išbūti be nerimavimo, todėl stabtelėjimą galime susikurti patys. Šiame trumpame kvėpavimo pratime tikslas yra nuraminti savo nerimą. Taigi, atsisėskite kiek tik galite patogiai, duokite sau leidimą tiesiog atsipalaiduoti. Galite užmerkti akis, jei tai padėtų. Ir dabar giliai įkvėpsime ir iškvėpsime kartu. Įkvepiame ir iškvepiame. Kol toliau stebėsite savo kvėpavimą, kartu ilginsite savo iškvėpimą. Įkvėpsite per 4 skaičius ir iškvėpsite per 6. Pamėginkime kartu. Įkvepiame 1, 2, 3, 4. Iškvepiame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Įkvepiame 1, 2, 3, 4, iškvepiame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Įkvepiame 1, 2, 3, 4, iškvepiame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toliau tęskite savarankiškai. Įkvėpkite per 4, iškvėpkite per 6. Kaip jaučiatės? Galbūt truputį labiau atsipalaidavę? Leiskite man papasakoti, kas čia nutiko. Neapibrėžtumas yra gyvenimo dalis, bet kartais būna, kad jis pasigauna ir tarsi nusineša mūsų mintis. Kartais jas išpūsdamas ar kurdamas blogiausius katastrofinius scenarijus. Šios įtampą keliančios mintis gali paleisti kovok, bėk, sustink reakcijas, kas mums ir sukelia nerimą. Šis kvėpavimo pratimas išjungia kovok, bėk, sustink reakcijas, leisdamas kūnui suprasti, kad kūnas yra saugus ir galima atsipalaiduoti. Kuomet jaučiate nerimą, galite naudoti šį pratimą, kad duotumėte sau dalelę ramybės.